Ir tas valymosi procesas, reiškia, tokios vandeningos puslikės, jos pradėjo turkinėti, o kada turkinė atsiveria žaizdos, ir, reiškia, tapo žaizdotas kūnas, jis netgi jau nebegali dirbti, nes, reiškia, žaizdos tos, kur sulenkimą ten ties riešais, tai visur, reiškia, tiesiog jam, reiškia, skauda. Ir nežino, ką daryti. Jis skambina, sako, nu ką, kibą reikės vėl pradėti rūkyti. Tada aš, reiškia, perdžiaugiu, sakau, na, iki pirkti ir gerai įsivanok. Gerai išprakaituok. Nes daugelis medžiagų, kur sankopų yra, per prakaitą išeina. Tai jis padarė porą tokių procedūrų, viskas dingo, reiškia. Ir labai daug yra. Neužgyjančia žaizdas buvo atsiverę. Anksčiau buvo atsiverę, jos dar rūkant. Dabar, reiškia, ir to žaizdas užgydinėja ir visas, reiškia, visas organizmas kitoks ir atsirado kūrybingumas. Jeigu parėjęs namo, jis nieko negalėdavo jau daryti, jis toks vyras tvirtas, o tas plokštis gipso kartono, ten 2,40 m ilgiai ir 1,20 m pločio. Jis pats savo atsistoja, reiškia, su galva prispaudžia, su tam prisuka, pritvirtina, reiškia, ir vienas dirba, reiškia, tokius darbus, reiškia, lubas, reiškia, kada tvirtina tas gipso kartono plokštis, atrodo, čia reiškia ir jėgos, ir viską reikia užkelti, reikia pačiam užlipti su visku. Tvirtas vyras, bet, reiškia, tas cigaretės daro savo. O dabar ir būdavo pareina namo, viskas nieko negali daryti. Dabar, reiškia, ir namuose nori tą ir tą, reiškia, tvarkyti, daryti, net remontą pasidarė. Ir taip toliau. Tai yra, žmogui atsiranda kūrybinių ir jėgų ir galimybės atsiranda visai kitas. Taip, kad rūkimas užteršia organizmą ir organizmas jau pradeda valytis. Valytis atsiveria, netgi žaizdos atsiveria. Ypatingai, reiškia, blogai žmogui su plaučiais. Su kepenimis blogai. Per seilės žmogaus, reiškia, to viso tų smalų, kiek nuryja, kiek gauna, reiškia, skrandį ardo. Ir taip toliau. Dažniausiai tai perina plaučių vėžį, į kepenų vėžį. Taip, kad žmogus pats sveikatą turi, jos nei kiek nepuoselėja. O kai jau praranda, kada jau ties riba, jau prasiveržia žaizdos atsiveria, tada ieško tos sveikatos, kaip ją pataisyti. Taip, kad žmogus, sakyčiau, šitos rytį tikrai negali susikoncentruoti ir neturi tos vadinamos tobulybės. Tai va. Pirmoji eilėj, kas gali gelbėti šiandieną žmogų nuo šitų visų dalykų. Tai yra žinios. Vienintelis kelias yra duoti žinias. Ir to žinias turi būti duodamas mokiniams mokyklose, turi būti duodamas tie žmonės, kur kokie reabilitacijos centrai, jie irgi duoda kažkokią tai dalį informacijos. Bet toli gražu, be dvasingumo lygmens žmogus išlaisvinti negali irgi. Per dvasingumą lygmenį jis gali išsilaisvinti visam laikui. Tai yra, jeigu programą pašalinti alkoholiko, žmogus gali visą gyvenimą jau nebebūti alkoholiku. Bet jeigu programa egzistuoja ir žmonės turi žinoti, kaip tos programos gaunamas yra, pirmoji jos paveldimas, antras dalykas gaunamas per lytinį aktą ir dar yra užkoduotas alkoholis ir užkoduoti narkotikai. Jeigu užkoduotą narkotiką panaudoja, viskas reiškia, jis praktiškai žmogų iš karto paima į spąstus. Ir jeigu žmogus, reiškia, turi dvasiningumą lygį aukštą, tai gal jo tada nepaima taip, arba silpnai kažkur tai paveikia. Bet jeigu žmogaus dvasingumo lygį žemas, kodai labai gražiai pasiima žmogų į savo pusę. O kaip sako kodai, kas juos koduoja? Ogi koduoja tie patys gamintojai. Ir jeigu žmogaus prigimti stipri minties galia stipri, jis nori, kad pirktų, nori, kad veiktų, vat kaip gamina alkoholį. O ta krūminė kaip gamina. Man vienas iki kunigas, reiškia, per pamokslą pasakoja. Nu, ten sako, ten tam kaime, reiškia, gamina tą krūminę varo žmonės. Nu, ir jis, reiškia, atėjo, pradėjo aplankyti tuos, jau žinojo, kur tie taškai yra. Ateina pas į vieną, reiškia, namą. Ten vaikai šliaužia, reiškia, ten žemėti purvinėje, ten vienas didesnis, kitas mažesnis. Sako, tai kur tėtis ir mama? A jie ten kažkur tai išėjo, reiškia, ten vienas tvartė, kitas ten kažkur tai laukia. Sako, kaip ten? A tėtis daro degtinę? Sako, daro. O kaip jis sako, daro? Ogi sako, jisai miltų sveria, cukrų sveria, sako, mielę sveria. O sako, vištų žodžiu tai nešsveria.
Sako, paima kastuvą ir įmeta. Tai vat, ir tam kunigui pasakoja, nes vaikai yra kas yra, jie geriausiai reiškia yra. O kodėl dar vištų šudžiu? Už tai, kad reiškia jis greičiau nuo kojų verčia. Reiškia, gaunasi, kad būktai stipresnis, veiksmingesnis yra. Pasirodo, vištų, reiškia, mėšlas turi kažkokių to medžiagų stiprių tų. Ir jos praktiškai tos medžiagos irgi ištirpdamas tame alkoholį ir jos paskui išgarinamas kartu su alkoholiu. Ir, reiškia, žmogų veikia. Ir ypatingai broilerių. Šaudydavo, jeigu grūdų rasdavo samaloną padaryti. O iš šūdo galima buvo daryti. Dėliukas kako. Jeigu rasdavo, kad padaryti grūdų, vokiečiai sušaudydavo. O jeigu iš šūdo, tai reiškia geras, sako samalonas, tik atsirų mėšas. Taigi Ždanovas pasakoja, sako, jeigu nori kaimynui pastatyti fokusą, tai reiškia, mes kmelių į tualetą, lauko tualetą, sako, ten, kas tą darosi, ten, sako, ten, pro šalį kainį, sako, tokie kvapai. Ir alkoholikai iš karto, reiškia, traukia prie to tualeto. Kvapas traukia. Nu, vienu žodžiu, reiškia, taip yra. Žmogui nukrypimo ribų praktiškai, sakyčiau, neribotas galimybės duotas ir neribotas tas vadinamas minčių toks lankstumas ir ta galvosena tokia, kad ir išradingumas galingas yra. Ir kas svarbiausia, blogiai. O kad geri išradingumas būtų, ne blogiai. Ir žmogus kažkaip tai atrodo jam aiškini, ateina pas mane, išaiškini viską, deskanaliai išaiškini, parodo, kaip veikia jam, netgi parodo, kiek gyventi lygiai reiškia yra, jeigu šitam žmogus gyvena nesikeičia. Bet žmogus iš tikrųjų vis tiek reiškia yra. Yra ta informacija, yra poveikio informacija ties riba. Yra būna jau tokia lyga, kada žmogus yra praktiškai jam nieko padėti jau negali. Jau viskas. Tik vienintelį gal padėti, kad galbūt tų skausmų nebūtų. Ypatingai, kai vėžis serga. Ties riba visai, reiškia, ateina jau galutinė, reiškia, praktiškai ties riba. Tai vat, yra ir žmogus vis tiek, reiškia, savo, ar tai nesupratimo, ar tą savo to galingų silpnumo, bejėgis yra, jis vis tiek, reiškia, savo. Būktai negali apseiti be to blogio. Čia yra viena iš didžiausių problemų. Ir aš už tai aiškinu žmonėms, sakau, žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma. Jeigu žmogus pats nesiekia tos tobulybės, jam padėti nieks negali. Jeigu žmogus siekia, ir tai nėra taip paprasta, bet per dvasinį lyginį, per, reiškia, su Dievo pagalba, daug ką galima, reiškia, padaryti, bet ir pagelbėti, bet tik tai jokių būdų, kai žmogus nenori, iš šalies jam padėti negali. Būna ateina mama, ten dėl sūnaus, žmona dėl vyro, gali, reiškia, kažkurį tai laikotarpį, sako, bet toliau, reiškia, tavo, žiūrėk, bandyk kažkaip tai žmogų, kad pakelti jo lygį, tai yra duoti informaciją. Vat ir šiandien atėjo. Vienas, reiškia, ta moteris sako, vyras neskaito, sako, aš nenoriu su tom sektom jokio reikalų turėti. Vat kokia čia sekta yra? Kas lanko paskaitas, kokia čia sekta? Čia jokios sektas nėra. Tai yra dėstama ta išmintis, kuri yra dvasinė lygmens išmintis. Ta išmintis, kuri yra, kai žmogus klysta ir kuris jisai nukeliauja. Į kokius, reiškia, tuos labirintus ir paskui neranda išeities iš padėties. Ir kaip, reiškia, žmogui pagelbėti, pasakyti, kaip galima išvengti daugelį dalykų. Aišku, ir kadangi žmogus pirmalė dvasinė būtybė, siela pirminė struktūra yra, bet dvasinė lygmens, bet dvasinė aiškima neįmanoma šito dalyko paaiškinti. Bet jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą visi žino ir nieks negali paneigti. Nei gydytojai, nei, reiškia, nei eilinis tas žmogus. Ir tiesiog visi žino tą dalyką, bet kad siela yra dvasinė struktūra ir kad siela kenčia nuo pačio žmogaus minčių ir jo veiksmų, žmonės kažkur nenori sutikti. Ir kad tas dvasinis auklėjimas didžiausia reikšmė, kuris turintis, reiškia, mūsų religinė mokyme ir pačioje Biblijoje išdėstytas tas mokslas, ir kad tas mokslas žmonės sugebėtų pritaikyti savo gyvenimo praktikoje, praktiškai žmonės kažkodėl tai spardosi.
O spardosi dėl vienos paprastos priežasties. Reiškia, tos esybės, kurios įsibrauna į žmogaus vidų, jeigu pagal religiją kalbėti, tai yra kaip apsėdimas piktojo, jis nenori palikti to žmogaus, reiškia, to savo maitinimo šaltinio, to savo, reiškia, buveinės jis nenori palikti ir daro viską, kad žmogus nedarytų, kad negalvotų, netgi paduoda mintis, valdo mintis. Ir tas mintis taip valdo galingai, kad žmogus net neįsivaizduoja, kaip šitaip galima, ar tai įmanoma? Įmanoma. Aš netgi pats, kada rašiau ten apie apsėdimus, reiškia, rašiau, kad čia yra labai lengvai rašiau, bet dabar jeigu aš parašyčiau šitą skerelį papildyčiau, tai daugelį pasišiauštų plaukai. Jau per tą tyrimo praktiką, kai matai, kaip keičiasi, reiškia, pasikeitimai vyksta. Ir kaip žmogų valdo. Kaip viena moteris atėjo, aš pradėjau, reiškia, diagnostiką atlikinės, žiūrėti visus rodiklius ir jinai pradėjo šaukti, Morkūnai, šūdas, tu šūdas ant manęs. Ir paskui sako, čia ne aš sakau, čia tas, kur sėdi manyje. Matot, kaip įdomiai. Ir kadangi esybė stipriai, žinau, ką tai reiškia, perėjau prie tikiu Dievo atėjo maldos ir kaip tik mintyse, kai aš meldžiuosi, negirdi, paminėjau Kristaus vardą, pradėjau šaukti, Kristus ne Dievas, aš Dievas. Ir kai moteris šaukė, kad aš Dievas, jeigu tik pritaikyti tai moteriai, kažkaip tai, kažkur tai atrodo keista. Bet kadangi, reiškia, ta esybė, bet šaukė tokiu kaip vyriškų balsų, sustorintų balsų. Ir tada aš klausiu, ko tu prikibai prie tos moteris, kam tu ją kankini? Ir jis atsako, jinai man patinka kaip boba. Pati moteris sako, ir paskui sako, čia ne aš, tas, kur manyje sėdi. Jis po šitų žodžių kartoja, kad tas, kur sėdi manyje. Ir kai susidari su tokiais reiškiniais, reiškia, su tokia praktika, turi pasakyti, kad tikrai žmonės daugelis yra apsėsti. Ir pirmoje, jeigu jau alkoholį naudoja, tai viena irgi iš apsėdimo formų yra. Kad tave nuvesti į tokią būseną, kurią geriausia pasimaitinti tavo gyvybės įvais. Čia irgi yra apsėdimas. Ir paskui aš pasikviečiau Archangelą Mykolą į pagalbą. Tai pradėjau šaukti tik ne Archangelą Mykolą, tik ne Archangelą Mykolą. Tai sakau, tai koksgi tu Dievas, jeigu be Archangelo Mykolo. Ir kam tu save patikė, kad tu esi Dievas, kai tu nesi Dievas. O toks dialogas vyksta mintimis ir toks dialogas vyksta atsakymas per į tą moterį. Taip, kad čia yra, sakyčiau, žmogus turi labai giliai susimastyti ir stengtis nepakliūti tamsaus pasaulio, tą vadinamą, į to šetono, kaip mūsų religiniam tikėjime, į dvasinės tamsos tos labirintus, neįsibrauti tenai. O į dvasinės tamsos labirintus, kas nublaškia, tai yra alkoholis, narkotikai, netgi rūkimas. Jis mažiau veikiantis narkotikas, bet užteršia organizmą, žmogus negali normaliai mąstyti. Laikui bėgant viskas keičiasi. Dėl dviejų priežasčių. Vienas, kad dalykas žmogus negali mesti rūkyti, nori ir negali su savimi nieko padaryti. Ir jaučia, kad jam blogai, reiškia, ir jaučia, kad sveikata jau silpsta, bet vis tiek negali. O iš kitos pusės, reiškia, yra pats nuodas, kuris nuodija organizmą. Ir tie, su kurie vyksta. Štai žmogus turėtų visgi galų gale priėmė sprendimą ir padėjo tašką. Aš pats irgi kažkada tai rūkiau. Atsimenu, būdavo prima pakelis į dieną, tai buvo norma. Armijas, paarmijas, reiškia, armija biški mažiau, paarmijas pradžiai. Ir paskiau mečiau rūkyti. Nuvažiavau į Lenkiją, o ten kavutė, konjekiukas arba ten koks viskis, reiškia, stikliukas ir cigaretė. Konjakas, kava ir cigaretė. Nu, tai ten kažko tai biški užkasti. Žiūrėjau, kad užsirakiau ir jau pradėjau rūkyti, gal 4 metus rūkiau, paskui gal, nu ką, užtenka gal. Ir tokį sprendimą priima ir jau nežinau dabar, kiek jau gal 30 ar 40 metų nerūkau. Tai vat, bet pradžiai, reiškia, buvo labai įdomu irgi, sapnuoja naktį, kad rūkai. Nubandė, reiškia, galvoju, o gerai, kad sapne tai mačiau. Galvoju, kad ašgi mečiau rūkyti, kodėl aš vėl rūkau. Vat sapne vyksta dialogas toksai. Matot, žmogus yra antiek būtybė, reiškia, tokia įdomi yra. Jį veikia visapusiškai, per visur, reiškia. Ir kai žmogus nori mesti rūkyti ir jeigu, reiškia, jis užsirūkia ir vėl, reiškia, save niekina, nemesi niekad. Atviršiai džiaugis, kad, reiškia, neužrūkiai, save vertink, kad dar neužrūkiai ir po truputį žymiai greičiau atprasti. O jeigu neigiamas emocijas tiek dėl alkoholio, tiek dėl narkotikų, tiek dėl rūkimo,
O su narkotikais yra liūdnas vaizdas iš vien, nes praktiškai vėl, jeigu gerai pasižiūrėti, matot, daugelis tai analizuoja alkoholiko, kas yra alkoholikas, kad jis naudoja alkoholį, kad narkotikus naudoja. O aš kada žiūriu, aš bandau surišti su dvasiniu lygmeniu žmogaus. O Vokietija ateina moteris, sako, sūnus narkomanas. Sako, kokia problema, kai yra namuose narkomanas, sako, net sunku įsivaizduoti. Sako, mes viską žinom, neduodam pinigų, nieko, reiškia, jis neturi galimybės, o reiškia, Vokietija išnešti daiktą parduoti, nieks jo nepirks. Čia pas mus tai gali gatvį dar pasiūlyti, nupirks kažkas, tai ten ne, nieks gali nešti televizorių, ką nori, nieks neims. Ten jų išmesta būna taip, be nieko, ir tai nieks neima. Arba yra, kurie tik surenka specialių užsiminėję tais darbais. Tai, sako, nieko jau, reiškia, neturi pinigų, už nieko negali nusipirkti, sako, jis pradeda ant grindų, reiškia, ir tamposi visas. Ir sako taip, kad atrodo paskutinioji jau, viskas, nagus jau įskečia, reiškia, atrodo jau tik trukčia, jau atrodo viskas miršta. Sako, aš pati lėkiu ieškoti narkotikų. Paskiau žiūrėjau visą sistemą. Po apvaisinimo, reiškia, rodikliai labai geri, po to įsigandimas neštumo, krito rodikliai iki 2, jis tapo gimė labai jautrus, o jautriems labai greitai prie šito priprasti yra. Po to, reiškia, jisai gimė irgi rodiklis neaukštas, neatsistatė lygiai ir tapo toks. Aš tada, reiškia, išaiškinu visą, iš kur, kodėl taip gavosi. Ir kada, reiškia, visą sistemą jinai sužinojo, kodėl pas ją vaikas tas tapo toksai, per jos atgailos sistemą išsilaisvina, reiškia, atsistato lygiai jo vaiko ir viskas nuvažiuoja po pusmečio, jis narkotikų nebenaudoja. O kol, reiškia, yra tos programos, jautrumas tas perdėtas, viskas, reiškia, jis praktiškai žmogus negali išlipti. Ir vėl surišta su dvasiniu lygmeniu, vėl surišta, kaip vaikas auga iščiose, vėl surišta, reiškia, visas derinys. Ir kaip paskiau paaiškinau, kodėl jis tas jautrus ir kad šitas jautrumas, jį kaip tik tai, jis neranda savęs. Tiesiog momentais jis būna tokia būsena, kad jisai tik vienintelis kelias yra panaudoja narkotikų, jam tada prašviesėja lyg ir kaip akise, iš tikrųjų tai aptemsta. Ir jisai daug ko nebesupranta, nesuvokia ir jam šitaip gerai. O kaip tik tai žmogus pabūna kurį laikotarpį, paskiau tos lomkės vadinamos, tai didžiuliai skausmai, kurie reiškiasi. Ir viskas. Ir mama pati bėga ieškoti narkotikų. Sako, net sunku įsivaizduoti, sako, kas, kai neturėjo narkomaną, atrodė viskas kitaip. Bet turėti namuose, reiškia, narkomaną, jis apsivedė, gimė vaikutis, tas vaikutis jau apsipilno narkomanų programa. Ir paskiau, ir ta moteris iš pradžių sakė, nu, kol reiškia, taip draugavom, nu, žinojau, kad jis naudoja, bet atrodo, lyg ir viskas gerai, nes nematė šitų visų scenų. O paskiau, kai pradėjo gyventi, pamatė kokias scenas su narkomanu, viskas. Nepaliko jį, jis su to vaiku išėjo. Ir vaikas, kol nepradėjęs naudoti, jisai dar, reiškia, turi tas programas, bet jisai gali gyventi. Bet jeigu tik tai reiškia, pradės naudoti, o šiandieną gyvenimas toks, kad visuomet pasiūla to pilna yra, ir tas taps narkomanu. Tai va taip, kad yra, po to, reiškia, dar vieną irgi iš Vokietijos pavyzdį, viena gydytoja užsiėmė tokią pagalbą tiems narkomanams ir sako, 13 metų, nuo 13 metų, dabar 17 metų, sako, jinai labai taip jau nori, kad jis sakytų narkotikų, bet nieko negali tam padaryti. Ir ką jinai, reiškia, nedaro, ir ten konsultuoja, reiškia, viską, įvairias, reiškia, ir medžiagas, kai kurios netgi vaistus naudoja, kad nereikėtų narkotikų, nieks nepadeda. Aš pasižiūrėjau, reiškia, sistemą, eigos sistema. Jei buvo 13 metų, jinai panaudojo narkotikus. Nu, jin siūlo draugai, kaip paprastai būna. Netapo narkomanė. Antras irgi panaudojo narkotikus, irgi narkomanė netapo. Bet po antrą panaudojimo narkotiko, toj narkomanėje būsinai suėjo lytinių santykių su vaikinuku, kuris, reiškia, kuriame narkomanės programa. Jinai gavo narkomanės programą ir viskas. Ir niekaip negali įsilaisvinti. Kadangi žinau tą, reiškia, visą sistemą, atkoregavau, reiškia, tą narkomanės programą nusiėmė. Ir tai praėjo gal 4 metai ir aš tos gydytojas nemačiau. Ir paskiau buvau čia gal prieš metus irgi Osnabriukė. Kaip tik tai tam mieste buvau ir aš, kadangi pas mane telefoną ir aš paskambinau.
Tai gydytojai, susitikom, pašnekėjom, aš klausiu, nu kaip ta mergaitė, sakau. Nes čia unikalus atvejis, aš jūs atsimenu. Sako, nežinau. Sako, jinai pas mane nesilanko. Sako, gerai, aš paklausiu, dėdė gyvena čia Vokietijoje. Ir jinai paskambina tam dėdė, kadangi nuturėjo visus telefonus. Ir paklausė, kaip jinai gyvena. Sako, jinai dabar gyvena Sankt Peterburgė, sako, jinai ištekėjo, turi vaiką ir narkotikų nenaudoja. O pastangos vien tik tai noras ir pastangos ne viskas. Reikia žinoti sistemą, kaip ta sistema veikia ir išlaisvinti žmogui nuo sistemos. O daugelį padeda išsilaisvinti, padeda kunigai per atgailos sistemą, per viską. Bet žmogus, matot, jis tuo metu, atrodo, padarė labai gerą darbą. Ir pats kunigas per atgailos sistemą, per viską patvarko tą dvasinį lygmenį žmogaus iš tikro. Bet žmogus, kada nežino tų dėsningumų, jis vėl klimpsta atgal. Susitiko su draugais, vėl reiškia, ir per tos žodžius, per tą smerkimą, per tos neigiamas emocijas, jis vėl sugrįžta. Už tai yra nebereikalo pasakyti, kad nusidėjau mintimi, žodžiais, darbais ir apsėldimis. Pirmoji mintys. Mintys turi būti kūrybingos, tvarkingos ir nesmerkiančios savęs. Jeigu žmogus savęs smerkia už tai, kad jisai narkomanas yra, jis iš narkotikų liūno vargiai ar išlips. Jeigu žmogus ieškos būdų ir nors kažkiek pasiekė, bus patenkintas, aš va, šitą įveikiau, jau šitą įveikiau, ir jeigu jis įveikimas sritimi gyvens tą kryptimi, tai praktiškai jam yra galimybė išlipti. Ir aišku, žmonėms reikalinga pagalba. Pirmoji dvasinė pagalba. Kodėl dvasinė? Už tai, kad visi narkomanija, alkoholizmas, prostitucija ir visi kiti, čia yra programinės žalingi įpročiai, programiniai yra. O kur yra programa? Žmogus, jeigu gali dar kažkiek susitvarkyti su pačiu produktu, tai su programa žmogus nepakilęs aukštesnį lygį susitvarkyti negali. Už tai pirmas didžiausias, reiškia, tai yra stabilumo tas garantas, yra tai pakilti į dvasinę šviesą. O dvasinė šviesa tai yra tikėjimas, tai yra suvokimas dvasinio dėsnio. O dvasinio dėsnio suvokimą, reiškia, aukščiausio lygio mokslas yra, tai yra Biblija. Jeigu taip gerai pasižiūrėti. O kiti sako, nu gerai, Biblija tai gerai yra, sutinku, bet o kodėl kunigai geria? Ir, reiškia, netgi pinigus surenka atmišioms, ir žmonių, reiškia, ten surenka auką ir paskiau prageria tą auką. Matot, tada sako, tai kaip čia, prie ko čia dabar tada Biblija yra? O yra apsėdimai tie vadinami, o tos programos yra, ir jeigu kunigas turi tą programą ar paveldėtą iš tėvo, arba reiškia yra turėjęs tos vadinamus lytinius santykius, per kur programos gautas. Jeigu programos reiškia yra, vien tik tai malda nepadeda. Reikalingas specialios, reiškia ir maldos specialios, bet to reiškia žmogaus ir suvokimas. Reikalinga atsilaisvinti nuo tų apsėdimų, nuo tų esybių, kurios įsibrauna į žmogų ir valdo žmogaus, reiškia, jausmus ir protą. Tai yra tas vadinamas apsėdimas, jeigu kalbėti religiniais terminais, mūsų, reiškia, krikščionybės tikėjime, katalikų tikėjime. Ir nuo apsėdimo jau išlaisvinti, reiškia, išlaisvinimas yra reikalinga programas, tos sistemos, kur yra jos programą šalinti. Ir programa šalinama, kada jinai akcentuojama tiesiai. Jeigu programa nepaminima, gali maldas mišes užpirkti, ką nori, bet jeigu, reiškia, yra nepaminima išlaisvinimas šitą, praktiškai išsilaisvinimas nevyksta. Ir aš dabar, kai žiūriu, pavyzdžiui, kunigai jie nuostabiai, kada laiko mišes, kiekvieną dieną jie žodin viską žino, bet kažkodėl tai viską skaito iš šventojo rašto. Kažkodėl tai, reiškia, netitraukia akių, o taip, kaip parašyta, kiekviena, reiškia, ir raidė, ir kiekvienas žodis, reiškia, yra ištartas taip, kaip parašyta tam ritualė ėjimo. Nes ten yra viskas aprėpta ir tie Kristaus žodžiai, lygiai taip pat išsilaisvinimas nuo ritualo, nuo to, reiškia, apsėdimo, nuo tų programinių derinių irgi taip pat reikia žinoti ir reikia akcentuoti. Ir už tai, reiškia, yra netgi specialus mokslai tam ir egzorcizmai, ir specialus, reiškia, yra aiškinimai, bet to viskas priklauso dar nuo žmogaus, kuris suteikia pagalbą, ar jis turi kažkokią tai galią. Jeigu galis neturi vien tik tai to, kad tu norėsi, ne viskas yra. Reiškia, tavo lygis turi būti dvasingumo aukštesnis už tą programą, kur yra žmoguje. Jeigu žmoguje programa stipri,
o lygis to pagalbininkų yra silpnas, žmogus neišsilaisvina iš to lygio. Taip, kad pasirodo nėra taip paprasta, jeigu tai pasižiūrėti, tiek alkoholizmas, tiek narkomanija, tiek rūkimas yra programiniai dalykai, kurie užvaldo, reiškia, žmogaus dvasinį lygmenį. Nuo dvasinio lygmens vaistų nėra. Netgi žmonės, kurie tampa, reiškia, yra narkomanai ir yra vaistomanai. Yra žmonių, kurie negali be vaistų gyventi. Jeigu tabletės neišgeria, jis neras vietos. Bet to, reiškia, jeigu tabletės yra ypatingai tos, kur psichotropinės yra, tie vaistai, reiškia, jie praktiškai užvaldo žmogų irgi taip pat kaip narkotikai. Ir jeigu žmogus nepanaudoja, ir netgi atvirkščiai, reiškia, naudoja, paskui reikia dar stipresnių vaistų, Vaistai galbūt jie reikalingi yra momentu, kažkokiam tai momentui, kritiniu momentu, bet praktiškai tai reikėtų pirmas didžiausias vaistas, tai yra dvasinės vaistas. Tai yra išsilaisvinimas nuo dvasinės priklausomybės. O čia jau reiškia, žmogus turi giliau suvokti ir suprasti tos procesus. Taip, kad jeigu tai būtų viskas paprasta, tai čia viskas, reiškia, labai lengvai. Žmogus yra labai ypatinga būtybė yra, kadangi dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės derinys, ir tą dvasinį lygį, reiškia, daugelis valdo dvasinę struktūrą, žmogus netgi mano, kad jisai pats taip galvoja, pats taip daro, o kitas iki jam jau viskas sugalvota, kaip tam filme, sako, tai kaip čia reikia suvokti, sako, čia vokti nereikia, čia viskas jau išvokta, tik tai jums inscenizuoti vagystę. Tai ir piktasis viskas jau sugalvota, tik to reikia tą mintį, priimti mintį tą, kurią tu būk taip pats galvoja, to įkišo į galvą. Ateina, reiškia, per dvasinį lygmenį tą mintis tokia. Už tai žmogus turi gerai suvokti dvasinius dėsnius ir stengtis neleisti tas, kas netitinka dvasiniai, reiškia, tai išminčiai, nedaleisti mintimis, žodžiais ir veiksmais tų nukreipimų. Tai tada, reiškia, laikų bėgant įgauna stabilumą. O kad stabilumą gauti, tai reiškia, gilintis reikia turėti. O kai kurie besigilindami dar toliau nukrypsta, dar giliau paskęsta. Už tai šitas mokslas yra kitas iki reikalinga galbūt, reiškia, ir žmogus, kuris giliau suvoktų, suprastų. Taip, kad be gilinimasi, be supratimo, vien smerkimu ir vien, reiškia, kažkokia tai komanda, koks tu kvailas ir taip toliau, arba, reiškia, apšaukimo, priekimu, nieko nebus. Atvirkščiai dar ne, jeigu apšaukia alkoholiką, tai kitas iki žiūrėk, kad tavo vaikas netaps alkoholiku. Neteisk ir nebūsi teisimas, pasakyti yra. Jeigu nori pagelbėti, tai vienas dalykas yra apspenduliuoti palaimo šviesa. Kito kelio nėra. Nes nuo dvasinės šviesos apsaugos, dvasinė šviesa, kaip ir va šita šviesa, yra stipresnė už tamsą. Tik reikia tą šviesos šaltinį turėti. Aš sakau, lemputė dega, tamsiausia naktis. Nu niekaip tamsa negali eiti į kambarį, kol yra tas šaltinis. Tad ir žmogus turi turėti tą dvasinį šaltinį, kad dvasinė tamsa jau neužvaldytų. Kaip lemputė, reiškia, apšviečia kiemą per langą, tai žmogaus, reiškia, dvasinė šviesa, jeigu yra, jinai spinduliuojama yra iš vidaus, ir jinai praktiškai aprėpia žmogų kaip apsauginis laukas aplinkui, per kurį negali praeiti tą vadinamą dvasinę tamsą. O kad dvasinė šviesa būtų, tai praktiškai čia yra suvokimas žmogaus, dvasinių dėsnių supratimas ir gebėjimas panaudoti jos praktikoje. Jie yra galingas tas svertas prieš įvairias, prieš ligas, nesėkmes, nelaimės ir prieš to žalingus įpročius. Ir kaip aš dažnai sakau, kad be Dievo pagalbos žmogus šiandieną yra tikrai silpnas. Ir kaip nežiūri, kaip atrodo Lietuvoje daug ir knygą tą skaitė ir žmonės iški bažnyčią eina. Bet kažkaip tai pasižiūri žmogus 3, 4, 5 lygis. Tie, kurie nesidomi, tai reiškia 3 lygis yra 3 aukščiau nekyla. O ką reiškia 3? Jeigu 2,5 lygis yra valkataujančio žmogaus, to vadinamo bomžo. Tarptautiniais yra šis žodis, kuris tapas tarptautiniu. O jeigu taip išdėstyti pagal raidžių reikšmės, tai без определенного места жительства. Nuolatinės gyvenimo vietos. Tai yra žmogus neturintis gyvenimo vietos. Bet jis neturi gyvenimo vietos, jis neturi gyvenimo. Tai va, taip kad
ne vien tik tai to, kad reiškia alkoholikas, tai žalingi įpročiai. Pirmoji žalingas didžiausias įprotis tai yra nepakankamas dvasinis lygmuo, nepakankamas suvokimas. Kokie klausimai? Norėčiau paklausti, šiai dienai medikai narkomanam gydyti, reiškia, vartoja metadono programą. Metadonas tai yra sintetinis heroinas, kuris, reiškia, parašyta, kad jis tirpdo ir kepenis, ir smegenis, ir žarnyną. Kaip padėti tokiam žmogui, kuris, reiškia, narkomanas gydomas narkotikais, dar stipresniais? Taip, čia yra paradoksas, bet, reiškia, iš kitos pusės tai yra, sakyčiau, kažkas tai sugalvoja, galbūt netgi ir verslą iš to padaryti. Ir įteisino juridiškai ir dabar tą metodą naudoja. Su gydytojais, reiškia, yra taip. Ne tik su gydytojais, ir su kitais. Jeigu jie naudoja metodą pripažintą kaip mokslinį, jie, reiškia, neneša atsakomybės. Jeigu kažkokią savarankiškumą, reiškia, įveda, tame tarp dvasinį lygmenį, tai, reiškia, jie tada neša savotišką atsakomybę, kad čia užsiminė kažkokiais tai niekais. Už tai, reiškia, yra, nors visi mato, kad metadonu praktiškai žmonių negydo. Jeigu žmogus dvasiškai per tą auklėjimo sistemą, kur duoda, reiškia, nors jinai nėra per daug stipri, bet kažkokia tai dalimi, reiškia, duoda tas žinias ir jeigu to žinios padeda, tai žmogus dar sugeba išlipti. O jeigu, reiškia, tų žinių žmogus nepriima ir jis nesugeba savyje pakelti to dvasinio lygmens, tos informacijos pagalba, kurią gauna, reiškia, gydyklose, tose įstaigose medicinos, jis praktiškai taip ir pasilieka. Metadonas pats negydo. Matot, kame dalykas yra. Aš vadinu šitas visas ligas, netgi vėžys, insultas, infarktas, tame tarpe, reiškia, šitie visi, reiškia, žalingi įpročiai ir dvasinės programos. Dvasinė programa negydo vaistai. Jie gali palengvinti kažkokį tai daly, bet jokių būdų negydo. Nes dvasinė programa, reiškia, reikalinga keisti programą. O programą keisti, čia jau yra visai kiti dalykai yra. Pirmoje žmogus turi norėti, kad ją keisti, turi suvokimą turėti ir turi dėti pastangas. O žmonės mano taip yra, tabletė išgeriu, aš nuo to pasveiksi, ne, nuo to nepasveiksi. Nei narkomanės, nei alkoholizmo, nei kitų, reiškia, tų ligų, insultų, infarktų ir kitų negydo. Laikinai kažkokia tai dalimi vaistai, kažkokia tai fiziologijos dalį biški palengvina tą būseną, bet žiūrėkit, vienas insultas, antras, trečias ir kapai. Vėžia vieną organą išpjovė, antrą, trečią ir kapai. Ir taip toliau. Taip, kad čia yra lygiai taip pat su alkoholizmu, su narkomanija. O žmogus nenaudoja 5 metai, panaudoja ir vėl labai greitai sugrįžta atgal, jeigu yra programa. Jeigu programos nėra nieko. Netgi yra kai kurie tie alkoholikai buvę, jeigu jisai susitvarko, reiškia, ir programą susitvarko, jis gali išgerti ir gyventi taip kaip ir kiti žmonės. Aišku, bet kokia dozė alkoholio yra negerai. Bet jau ta dozė jo nebenutraukia. Bet jeigu yra programa, viskas. Kitas iki žmogus nežino, kodėl jisai nuėjo į tą vietą, kodėl jisai nuėjo, reiškia, kaip tik tai užėjo pas tą draugą. Ir svarbiausia, kad atveda. Ir užeina tuo momentu, kai ten geria. Kai ten kaip tik tai yra kažkokia tai dozė narkotikų. Ir dar kažko tai. Tai yra suvedama, žmonės yra suvedami. Ir programiniai deriniai, reiškia, ten dvasiniai deriniai, jie tarpusavį kontaktuoja. Piktosios jėgos, jos kontaktuoja tarpusavyje. Atsiprašau, noriu vieną pasakyti pavyzdį. Mano draugas, klasiokas, jam dabar 50, jisai narkomanas buvo. Dabar nebenaudoja net alkoholio. Ir visi tie, kurie turėjo tą priklausomybę, kaip sakome, norėjo išeiti, ėjo į metadono, reiškia, tą programą, visi yra pažemę. Jis į tą programą neįsirašė. Kadangi šeima jo stipri, ėjo pas jūs, šeima ėjo, tengiasi tą padėti. Ir jūs neėjo į tą programą. O visi to draugai ir pažįstami, kurie norėjo pasveikti iš tų narkotikų, tai ėjo į tą metadono programą visi pažemestinai. Tai jos visus gerai pažinojo, ir vyrų.
Čia labai, jeigu atkreipė dėmesį, jis paminėjo, kad visa šeima rūpinasi. Žmonės, kai ateina pas mane, reiškia, dar yra koks įdomus dalykas. Jeigu yra alkoholiko programa, tai jinai yra ir žmonoje, jinai yra ir vaikuose. Reikia šalinti ne tik tai iš to žmogaus, bet reikia šalinti ir iš žmonos, iš vaikų. Antras, reiškia, turi būti lygis. Ir lygį palaikyti turi patys, reiškia, ir žmona, ir vaikai. Ir tą tėvą galima gelbėti. Bet jeigu žmona, reiškia, nervus gadins, jeigu tarpusavio nesantarė bus, ir jeigu, reiškia, dar jeigu kažkoks tai meilužis yra, kuris turi ten alkoholiką ar narkomano programą, viskas, nieks nepadės. Reiškia, sugrąžins viską vyrai atgal. Taip, kad, reiškia, čia yra reikalas toks, kaip sakau, bendras reikalas, šeimos reikalas. Jeigu nori, kad ten vyras negertų, arba ten žmona, arba narkotikų kažkokį naudą, turi visa šeima rūpintis tuo ir rūpintis protingai, išmintingai, o ne vien tik tai kažką paniekinamai arba kad gadinti nuotaiką. Per barnis, per neapykantą šitie procesai nevyksta, neatsistato. Tik per dvasinę šviesą, per maldą, apspinduliant palaimą šviesą. Aš netgi žmonėms reiškia aiškinu, kaip veikia, dabar daleiskim, Tėve mūsų malda. Kokie jos galinga išmintis ir galingi žodžiai. Žmonės nesumas, jie maldą kalba kaip tuos žirnis į sieną beria žodžius, bet neapmasto. O te ateinė tavo karalystė, Dievo karalystė te ateinė mano vyrą, į mano vaikus. Te ateinė tiesie tavo valia juose. O ne narkomano kažkokia tas programos valia, ne kažkokios ligos programa. Reiškia, pačią maldą reikia išmastyti. Ir kasdieninės duonos duok mums šiandien pirmoje dvasinė duona turi būti. Jeigu dvasinė duona bus, reiškia, tai materialės duonos irgi turės ir gausi. Bet jeigu dvasinės duonos neturės, reiškia, dvasinė suvokimo, tos gilios išminties, tai praktiškai irgi nieko gero nebus. Vien tik tai žmonės, kada melsi, jie turi tos duonos, bet jie gyvenimą neturi. Už tai, kad žmogus netgi pačios maldos, kai kurios suvokimą, reiškia, to gilaus neturi. Ir kalba tik tai poterius, sukalbėjau Tėve mūsų. Bet kaip sukalbėjai? Išmastei su visa išmintimi ir su visu geranoriškumu apspinduliuojant palaimą šviesą. Ar tik tai sukalbėjai kaip į tą eilėraštį? Padeklamavai ir viskas, ir pasibaigė. Ir viską reikia daryti su tą nuostatą, su nuotaika va tokia va. Jokių būdų ne su ašaram, ne su pykščiu, ne su neapykanta. Nes išsilaisvinimas iš narkotikų, išsilaisvinimas iš alkoholizmo, iš rūkimo ir iš kitų, galima tik tai šitaip išlaisvinti. Šitaip išlaisvinti per pyktį, agresiją, neapykantą, per priekaištus neišlaisvins. Turi būti pagalba. Tai yra kūrybiška veikla. Už tai pasakyta nebereikalo Kristaus mokyme. Kur dar 3 susirinks mano vardu, ten bus aš. Jeigu žmona ir vyras abu, reiškia, tą kryptim dirba, bus rezultatas. Bet jeigu žmona dirba va šitaip, yra ko neveikia, o vyras, reiškia, bando kažką, nieko nebus. Greitai nuves ir į tą būseną, reiškia, ir patį vyrą, arba vyras žmoną, ir nieko iš to neišeis. Taip, kad žmogus, reiškia, turi pirmoje eilėje suvokti, tik per dvasinę lygmens išmintį galima visą šitą sutvarkyti ir suformuoti. Atstatyti atgal. Netgi rusiškas žodis, pakajanė. Atgaila, rusiškai pakajanėje. Sakau, aš užstam, ką reiškia tas žodis. Sakau, pasižiūrėkite jo išmintį. Jis sudėtas iš 3 žodžių. Paka, ja, nije. Kol aš noriu būti savimi. Noriu sugrįžti normalią būseną. Mūsų irgi atgaila, tai galima sakyti, sugrįžti atgal į tą normalią būseną, kurioje aš buvau kažkada tai. Išsilaisvinti iš to, reiškia, iš to srauto negatyvų, reiškia, tos negatyvo, kuris kaip tik tai ir valdo mane. Tai va, taip, kad čia yra, sakau, nuostabus mokymas yra. Ir mūsų krikščionybė, katalikų mokymas ir per atgailą mokymas, išsilaisvinimas. Bet žmonės, kadangi nežino tų giluminių, reiškia, giluminės tos savokos neturi, jie mano, kad čia turi vykti taip savo, kaip viskas savaime turi vykti. O praktiškai tai žmogus programuoja gyvenimą. Programuoja ir pats, reiškia, ir savo to noru, reiškia, sugrįžta į kitą būklę. O žiūrėkit, žmogus, kada kalba poteris Tėve mūsų ir sako, reiškia, tai ateini tavo karalystė į mane, į mano vaiką sergantį. Tiesie tavo valia jame, ta geranoriška valia, kad būtų jis
Tai yra visai kiti. Ir tada žinot, kaip yra, kokia jėga yra galinga. O velnias sako, šitas žmogus priklauso man, jis nuodėmingas yra. Taip, pagal nuodėmingumą jis priklauso. Bet Dievas sako, bet jis nori būti su manim, jis nenori būti su tavim. Juk dėl ko, reiškia, yra tas, pagal įvyko tas konfliktas. Sako, tu neteisingai pasaulį valdai, reiškia, o aš geresnį gyvenimą žmonėms duosiu. Ir taip atsiskyrė, iš angelo to vadinamo, reiškia, tas šėtonas atsirado. Ir jis nutarė, kad galima su žmogui, reiškia, duoti kitokią laimę. Bet ta laimė, kur, reiškia, yra, kaip ta šėtoniška, jinai laikina yra. Kažkoks tai susižavėjimas, meilės jausmas laikinas. Alkoholio panaudojimas laikina laimė yra. Netgi yra toks tautos tokia, reiškia, kaip sakyčiau, išmintis. Sako, ar gali žmogus būti laimingas? Sako, ne. Kai visko užtenka, kojas nebeneša. Tai arba girtas, arba karstėjau. Tai taip, kad, reiškia, yra, ir iš tikrųjų, reiškia, žmogus, reiškia, toks, pirmoje, tai jis ir nepasotinamas yra. Antras dalykas, jis, reiškia, turi suvokti daugelį dalykų žymiai giliau, išmintingiau ir kūrybingiau. Tik tai ne blogio kryptimi kūrybingiau, o šviesos kryptimi. Reiškia, nei tėvai, nei seneliai kompiuterių neturėjo. Iš kur pas vaikus priklausomybė tiem kompiuteriam? Vaikam, jaunimui, iš kur? Tai ne šnapsas, ne narkotikai. Juk programos, kurios kūriamos, jos kūriamas tam, kad žmonės jomis domėtųsi. Ir kai kur, reiškia, daro viską, kad būtų, kad sudominti žmogų, bet ne tik tai, kad pati programa, kur nori sudominti žmogų, kad jis, reiškia, kad susidomėjęs žmogus veikia, bet į programą įdėtas tas jausmas, kad jis būtų, kad susidomėtų, kad gilintųsi ir taip toliau. Ir va šitos programos, jos yra veiksmingos. Jos veiksmingos tuo, kad, mato, dar viena problema yra. Tie, kurie ruošia programas, jų yra stipri minties galia. Tie žmonės, kurie kažkokia 3-4 lygyje, nėra kūrėjai programų. Programų kūrėjai yra 10-11 lygiai prigimtinė. Jų lygis yra minties galia stipri ir ta mintis yra programuojama. Juk buvo dar 1987 atrodo metais, ar kuriais buvo prabilta apie 25 kadrą televizijai. Kai į kadrą, reiškia, įmetama programa, kas 25 kadras, reiškia, 24 kadrai yra, o 25 kadrai, reiškia, yra užprogramuota, kad pirktų daiktą, kad pirktų alkoholį, kad pirktų narkotikus, kad pirktų dar, tai yra įveda. Ir žmonės, reiškia, yra nesąmoningai gauna tą programą. O kompiuteris, reiškia, tai yra, šiandieną yra tas laikmetis, kuris praktiškai arba žmonės su kompiuterio pagalba, reiškia, nužmogės, arba, reiškia, atsipeikės, pradės, reiškia, visai kitaip, reiškia, ir tos pačius kompiuterius pertvarkyti. Nes turi ateiti galų gale, reiškia, išmintis, kuri turi pasakyti, kad šito negalima dėti į kompiuterį. Ir turi būti, reiškia, savotiškai, ne šiaip savo kaip laisvė, šiandien sako laisvė, o juk yra laisvė, dvi atšakos yra. Kaip pas mane būdavo ateina anksčiau, sako, aš noriu tos ramybės, sakau, kokios tu nori, velniškos ar dieviškos? Tai žmogus kažkaip akis sprognis, kaip tu, aišku, dieviškos, sako. O kada žiūri, iškėjo visi planai visai kitokie yra. Ir tos dieviškos ramybės neturėsi. Tai turi ateiti laikas, kada ir kompiuterinė sistema turi būti, reiškia, yra kaip auklėjimo sistema gėrio grožio, dvasinės išminties šviesos šalmos ir uždarytas į kompiuterinę sistemą įėjimas blogio. Bet jeigu šitą, reiškia, sukursi programos tokios, tai ateity kompiuterinė sistema tikrai bus tobulybės šaltinis. O šiandieną jinai šaltinis sujaukties. Yra visko, ko nori, gėrio ir blogio, bet kadangi žmogaus, jeigu lygis mažesnis, jisai klimsta į blogį, o iš blogio įklimti labai greitai, o išsilaisvinti dar jo labiau be Dievo pagalbos neįmanoma. Tai va taip, kad yra, viskas yra surišta labai glaudžiai ir labai giliai. Lietuvių tarpe labai populiarūs yra tokie priežodžiai, kurie vartoja aktų velnias, jau bandai įrodyti, kad tai žmogui nėra sėkmė, bet... Matot, čia jau kalbama, yra tai tokie dalykai. Kiekviena ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų.
O žmogus, reiškia, o Dieve, aktuvelnės, reiškia, irgi taip pat. Ir jisai, reiškia, praktiškai naudoja to žodžius, reiškia, sakinyje, arba kaip keiksmažodį, arba kaip neviltį ir taip toliau. Ir tada turi tokį rezultatą. Praktiškai reikėtų, reiškia, žodžiai turi tiek greunamąją, tiek kūriamąją galę. O štai žodžiai turi būti, kurie, žmogus turėtų naudoti žodžius, kurie neša kūriamąją galę. O greunama, juk yra padaryti eksperimentai, ne eksperimentai, o tyrimai. O Rusijos mokslininkai ištyrė, kaip veikia keiksmažodis. Jie ima, reiškia, genetinius tyrimus, paskui ant žmogaus užgrūna su visais keiksmažodžiais, ir vėl ima genetinis tyrimus ir pasikeitęs genofondas pas žmogų. Reiškia, keiksmažodžiai turi greunamąją jėgą, kuri keičia netgi žmogaus genofondą. Tai apie ką kalbėti? O jeigu žmogus, reiškia, kuris kalbasi ir jis be kelių metų negali pasakyti sakinį. 3 žodžiai sakinys, o bent 5-6 metai. Keiksmažodžiai tie. Ypatingai rusakalbių, reiškia, to srity, reiškia, yra. Ir kodėl taip, reiškia, nukeliavo? Už tai, kad čia yra irgi istorinė pasekmė. Nutolimas nuo kūrėjo, o kada nuo kūrėjo žmogus nutolsta, reiškia, jam tuščių vietų nebūna. Jį užvaldo piktoji dvasia. O piktoji dvasia, reiškia, viskas, kas yra greunant jėga, jos maistas yra. Jos galia yra, grevimo galia. Tai žmogus papuola tą srautą. O šiandien ypatingai. Ir kas liečia Lietuvą, dar ypatingiau. Ir už tai Lietuvos žmonės daugelis, reiškia, negali surasti savyje pusiausvyros. Kaip dėl tų, kurie konsultuotis nori, neskaitę knygos arba nenori susipažinti su informacija kitais šaltiniais? Per kitus šaltinius. Ir nori patekti į konsultaciją. Yra žmonių, kurie nori patekti į konsultaciją, nenori skaityti. Matot, būna, kad aš kartais konsultuoju ir tokius žmonės, bet esmė, reiškia, tokia yra. Mano, sakau, jeigu žmogus eina pas gydytoją, tai jisai nusiprausia, apsirengia švariais drabužiais. Tai aš irgi sakau, reiškia, jeigu nori to rezultatą turėti ir kad negaišinti man laiko, tai tu pirmą nusipraus, susitvarkyk, pasigilink informaciją ir kad iškils klausimai, reiškia, ateisi, galima, jeigu aš pasakysiu, bet netgi, ko tu nesupratai pats ir net neižvelgi, aš kada žiūriu per korekciją matosi, reiškia, kad žmogus netgi lygis nekyla, perskaitė knygą, nekyla lygis. Kaip buvo, taip ir liko, ir paskiau parodai, kodėl nekyla, bet kai parodai tą priežastį, kodėl nekyla, iš karto kaip šoktelna per kokius 5-6 lygius žmogus į viršų. Pavyzdžiui, būna pergyventa nesėkmingos meilės stresas. Ir žmogus neatsimena netgi to atveju. Kitas iki aiškiai parodė, kaip jaunuolis buvo, koks atrodė, kaip jis apsirengęs, kokie plaukai, paskui prisitiks ir šitą buvo įsimylėjusi. O šiaip, kaip sako, moteriška atmintis trumpa yra. Užmiršusi jau viską, o ta užmarštis niekur nedingsta, jinai kaip siena stovi, kuri neperžengiama yra. Ir kai tik tai supranta šitą klaidą, iš karto atsilaisvina viskas, jos ir jos vaikų ir anūkų, netgi rodikliai keičiasi. Tai matot, yra tokie dalykai, kad žmogus kitas iki gilindamasis jis daug ko reiškia negali pakilti, bet jis, kai turi informaciją, tada žymiai lengviau. O pas mane juk aš esu praktiškai žmonių daug, skambučiai, aš netgi telefoną laikau išjungęs, nes aš negaliu dirbti. Su žmogumi, reiškia, kalbės viskas, o skambutis po skambučio kažkaip nekelti, vėl blogai, reiškia, nervuoja. Ir tą klientą nervuoja, tas, kur atėjęs, reiškia, žmogus, kur nori kažką tai sužinoti ir kažkaip tai nekelti irgi ne, tada aš išjungiu visai. Nu, kai jau nėra, tai nėra, lik ir nekaltas esi. A? O ką sekretoriai? Negis. Visą dieną O aš visą dieną užimtas ir... Tik vienas kelias yra ateiti konsultacijos ir rašyti, nes šitie laikini būna kartais, reiškia, kad žmogui tikrai blogai yra telegonė, kur komai, bet čia tik tai tokiais atvejais. O šiaip tai, reiškia, konsultacijas reikalinga kalbėtis. Reikalinga aiškinti, reikalinga išklotinę žmogui duoti, netgi kuris yra buvęs, vis tiek reiškia reikalinga. Būna kartais, kad eina kažkokia kritinė situacija, papuola žmogus, reikia pagelbėti, bet tai tik tai reiškia
išimtinė tokia atveju. O šiaip, reiškia, žmogus turi ateiti, turi, reiškia, netgi kodėl, kaip, kas yra, reiškia pasikalbėti. Aš praktiškai pradžioje, kada žiūriu, aš nežiūriu. Ateina žmogus, reiškia, žiūri pasibent 90 arba 100 esybių įsileidęs į save ir jam viso minčių turgus vyksta. Tos esybės, reiškia, tiesiog mintis veja mintį ir, reiškia, tų minčių, su kurį žmogus nebegali susikaupti. Netgi negali susikaupti maldai, jau nekalbant apie kitką. Nes jį pastoviai ir minčių tas, su kuria vyksta galvoje. Tai aš sakau, tai ką atėjai, sakau, pas tavegi minčių turgus galvoje. Nu, sako, taip. Bet sako, aš ir su jom nieko negaliu padaryti, jo sako, lenda į galvą. Nu, taip yra iš tikro. Aišku, reikalinga, reiškia, padėti, bet iš kitos pusės žmogus, jau kai skaitęs knygą, žino informaciją ir tai dar daug, reiškia, kažko nesuvokia. O kai neskaitęs, tai jis kaip iš medžio iškritęs. Kaip tas afanautas. Arba aš atrodau jam kaip afanautas. Visi taip gyvena, ko čia dabar Markūnas paista kažkokius tentus. Net kiti nenori sutikti, kaip čia šitaip. Kaip dabar be to sekso? Ir taip toliau prasideda. Sakau, taigi seksas duotas gyvenimui, vaikų auginimui, harmonijai, o jūs kaip reiškia darot, barstat visą šitą su vienu, su kitu, su trečiu, programų prisigaudė, vėžio programos, viskas, kitas iki net stebėsi. Net ir informaciją žino, vis tiek savo pasiduoda. Tai lygiai taip pat, kaip sako, nepaleistavauk. Nepaleistavauk, tai praktiškai irgi yra iš tų 10 dievų sakymų nebereikalo duota. Čia vienas iš tokių žalingų įpročių, kur praktiškai žmogus daugelis net negali su savim nieko padaryti. Kol egzistuoja tos esybės ir jis negali nieko. O kada esybės pasitvarko, tada kitaip galvoja. Ir kai žino pasiekmes, žmogus labai greitai atsipeikia. Aišku, ne visi irgi. Kokie dar klausimai? Kaip padėti žmogui, kuris atėjęs į parduotuvę negali nustoti nepirkti, jis visko nori pirkti. Visi priklausomybė šeimos nariui. Jo, kol reiškia kišenė yra, arba kol pinigai leidžia, tai viską nori pirkti. Nori viską, bet reiškia yra reikia ir nereikia, tik tai klaustukas. Yra priklausomybė daiktams, daugam priklausomybė yra. Tame tarp pirkiniams. Yra kai kurie žmonės negali su pinigais eiti į parduotuvę. O šiandieną, kadangi kortelė yra, tai paskui labai greitai ištuština tą kortelę. Yra tokie, bet reiškia, sakyčiau, nėra toks didelis kiekis jų. Ir dar kai nusipirka, tai paskui, nebent reiškia, daug prisiperka, tai nesuvalgo, išmeta arba persivalgo. Arba drabužiai, kad reiškia ir to reikia. Bet tuos biškiai apriboja, materialinės galimybės apriboja žmogų. O kas liečia alkoholizmą, tai ir materialinės negali apriboti. Narkomano irgi materialinės. Tada jis eina vogti, eina dar kažką tai daryti, kad reiškia turėti tą dozę. Tai taip, kad čia yra daug tų vadinamų blogybių ir daug pagundų, bet iš tų reiškia pagundų, kas reiškia narkotikus, alkoholį, rūkimą, tai praktiškai žmogus kitas iki negali sakyti. Ir kai paskaičiuoja, kiek pinigų, sako, aš visą tokį gerą mašiną surūkiau. Dieną po pakelį, to kas 7 litrai dabar. O pažiūrėk, 360 dienų po 7 litrai kiek bus? O jeigu per 10 metų, tai jau ir Mercą žiūrėk. Kokie dar klausimai? Yra šansų. Pas Dievą, reiškia, taip yra. Pas Dievą nėra, kad nebūtų šansų. Jeigu žmogus deda pastangas ir jeigu, reiškia, ir kitas iki galbūt reikalinga dar pagalba iš šalies. O pats pagrindinis šansas tai yra atsisakyti pirmo stikliuko. Jeigu kas liečia pijokystę. Nes kiekvienas pirmas stikliukas jau reiškia potenciali kryptis keliauti tenai. Žmogus, kuris turi, jeigu ten tėvai gėrė, alkoholiko programas turi, bet jeigu jie nepradeda gerti
ir netgi, reiškia, pas juos harmonija daugiau per meilę tarpusavio santykius, jie, reiškia, net būna, kad net negeria. Netgi būna kitaip, reiškia, pavyzdžiui, vyras jau pijokas geria, bet jisai apsivedė su kita moterimi ir nustoja gerti. Būna, kad, reiškia, yra gerimo ne tik tai, kad yra kaip alkoholiko, o tarpusavio nesantarvė. Jis irgi, reiškia, labai stipriai sodina. Taip, kad yra ir daugiau priežasčių. Bet esminis dalykas yra taip. Yra žmogus, jeigu jisai turėtų žinoti informaciją ir turėtų visgi kontroliuoti save. Nuo pat pradžios, kol organizmas nėra įpratintas kaip alkoholiko organizmas. O kada, reiškia, alkoholiko paskęs, tada sunkiau įsikapanuoti. Bet pirmoje tai yra dvasingumo lygis. Tai yra, jeigu lygis kažkur, tai žmogus yra jau užgimęs netgi 5 lygį, gali gyventi ir 10 lygyje. Ypatinga suteikia galimybę, tai yra meilė. Abipusė meilė. Vyro ir moters abipusė meilė. Irgi duoda labai daug jėgų. Išsilaisvinimo iš šito. Netgi būna, jeigu kai tikroji meilė, kada įsimylė, praktiškai net nustoja alkoholį naudoti, sako, matai, koks buvo. Jaunuolis, reiškia, atrodo, pijokas buvo, o apsivedė, jokio pijokystės nebėra. Bet jeigu darna, harmonija. Meilė yra vaistas nuo visų ligų, tame tarpe ir nuo žalingų įpročių. Tik su meilė vėl yra. Meilė reikia branginti, brandinti ir branginti. O žmonės tyčias iš meilės. Sako, norite apie meilę? Pratesti. Gal programų iš tiesų panaikinimas, visi tie dalykai, kurie surašyti, turi savo šaknis, tiesiog pasižiūrėti, kaip kiekvienas... O programų panaikinimas, reiškia, turi būti abipusis. Reiškia, reikalinga kartais pagalbininkas. Tas pagalbininkas mūsų reikėjime gali būti, reiškia, kunigas, gali būti žmogus, kuris tikrai profesionalumą turi toj srity. Yra kai kurie psichologai, yra kai kurie, reiškia, yra. Bet, reiškia, yra... Gali programas kai kurias panaikinti ir egzorcistai, jeigu yra apsėdimas. Gali, aišku, panaikinti, bet, matot, yra vienas niuansas yra. Jeigu nori, kad, reiškia, alkoholiko programą panaikinti, reikia pačiam negerti. Jeigu žmogus pats naudoja, tai, reiškia, iš jo tos panaikinimo nebus panaikintoje. Jeigu nori, kad, reiškia, nuo rūkymo žmogų reikia, irgi taip pat tas žmogus, kuris, reiškia, neturi pats naudoti. Nerūkyti turi. Ir antras dalykas, turi žinoti tos dėsningumus. Visur, reiškia, yra lygiai, tame tarpe, reiškia, ir programų panaikinimo, reiškia, yra lygiai. Bet iš kitos pusės tai yra pačio žmogaus noras. Turi būti noras ir pastangos. Nes žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma yra. Jeigu jis nesikeičia, jeigu jis vis tiek savo, tik tai tu man daryk, aš vis tiek savo darysiu, tai nieko nebus. Turi jau ir tas, kuris padeda, ir tas, kuris nori, kad jam būtų suteikta pagalba, žiūrėti vieną kryptimį. Ir dėti pastangas. Gali būti ne visai sėkminga pradžia, bet vis tiek žiūrėti vieną kryptimį. Dėti pastangas vieną kryptimį. Jeigu žmogus, tiesiog yra, kad sako, aš netikiu Dievu, aš netikiu viskas, aš pakankamai išsilavinęs, pakankamai atsiskaitęs, kad, netikiu. Ar iš vis neįmanoma tokiam žmonėm padėti ir palikti jos ramybėje jau? Matot, yra tokie dalykai yra. Būna žmogus, kuris užgimęs ir jisai, reiškia, jo žmogiškoji vertė aukšta lygiai yra ir jisai puikiausiai gali gyventi, reiškia, nors jis tokių, kad visai netikėtų, nėra. Jis tiki galbūt, kad Dievas yra, bet netiki tokių dievų, kaip žmonės įsivaizduoja. Ir tą galybę kažkokią tai tiki. Iš kitos pusės žmogus, jeigu yra dvasinė lygmens, reiškia, aukšta ir jisai to lygmens savo nesuardo, jisai gali pragyventi iš tikrųjų, reiškia, gyvenimą netgi savo visą normaliai pragyventi. Aišku, jam yra pavojus, yra apsėdimai, yra pavojus visas, bet yra lygiai taip pat pavojus yra tiems krikščionims, kuris ir krikštytas, ir į bažnyčią eina, ir neapsaugotas nuo šitų visų. Tai yra tas ribotas suvokimas. Jeigu jo dvasinis suvokimas, intuityvus suvokimas nuo prigimties, jis nėra sunaikintas, jeigu abipusiai meilė gyvena, o sako, meilė yra Dievas, Dievas yra meilė, pati harmingiausia struktūra yra meilė ir dėkingumas,
Tai praktiškai, reiškia, žmogus gali pragyventi, jis gali sakyti, kad netikiu, bet jisai nepažeidžia visatos dėsnių, tų dvasinių dėsnių, jis gyvena jų harmoniją ir jis gali pragyventi gyvenimą tikrai normaliai. Tik yra pavojus. Jam ir jo vaikams yra pavojus tas, kad kai žmogus nežino informacijos, jis gali padaryti klaidų. Nes religinis tikėjimas duoda visą sistemą, ko nereikia daryti, kad tu nepapultum į spastus. O kai nežinai, gali būti tokie momentai, kada tu pakliūsi. Paskui, kai pakliūsi, ir išsilaisvinimą neturi, nes neturi žinių. Tai čia yra pavojus. O šiaip tai gali būti ir taip. Jeigu žmogus iš tikrųjų tokio tvirtos nuostatus, jis nepaleistovauja, nevagia, tvarkingai gyvena, kūrybingas yra, jis gali pragyventi ir be maldų. Bet šitas pavojus yra. Ir ypatingai jo palikuonims. Ir alkoholis, rūkymas irgi kažkiek po toks atsiranda. Ir kaip ir žmogus, kaip ir matai, kad kaip ir degraduoja. O iš tikrųjų yra toks nušviesas žmogus ir nori kažko padėti. Bet kalbinė ar kalbinti kitos seminarus ar dar kažko. Ne, tai reiškia, tai jis nėra šviesus, jis jau jau spastuse yra. Ir žmogus, kada papuola į spastus, tai jį sunkiau yra išlaisvinti. Žmogui yra lengviau neįklimpti į spastus, negu kad paskiau pakliuvus įsilaisvinti. Arba jau, kai žmogus žino informaciją ir įkliūna, jis tada pats stengiasi kapanotis iš tenai. O jeigu žmogus nežino informacijos, tai atrodo, kad kažkas tai kitas kaltas, arba reiškia, čia nieko tokio. Ir tada pa žmogui reiškia taip yra, kaip aš tą pasakoju, negras krisdamas 120 aukšto, ties 60 aukšto galvoja, kad kol kas viskas dar einasi gerai. Tai tas žmogus, reiškia, tokie būsenai. Atrodo, dar viskas gerai, dar pakenčiamai. Bet jeigu riedėjimas eina žemyn ir jis nesupranta, būtinai, reiškia, atsitrenks į kažkokią tai pagrindą. Jeigu į pukinę pagalvę gal kokią tai ten kažkokią tai paklotą labai stiprų, tai gal nieko baisaus. O jeigu ant betono nukris, tai bus liūdna. Nors ir pukinė, kažin kaip ten būtų. Nu, nebent labai, reiškia, storas sluoksnis to, kaip jo sentipono. Norėjau paklausti, pradžioj paskaitos pasakėte, kad ten organizmas pasigamina reikiamus elementus, tuo pačiu ir vandenį. Gydytojai rekomenduoja nuo 2 iki 3 litrų jį gerti. Dabar aš paklausysiu paskaitos, susidariau nuomonę, tas toks besaikis gėrimas kaip tik išbalansuoja organizmo natūralų pasigaminimą. O Vaištarinė, reiškia, tai yra dietologė čia žymiausia Respublikos. Jie turi tą mitybos, tai jinai kuo mažiau vandens. Taip kad yra, matot, yra, dar žiūrint kokį vandenį geri. Jeigu vanduo, reiškia, yra neužterštas, turime omeny ir cheminiais elementais, ir dvasiškai neužterštas, tai dar nieko. Bet jeigu vandenį geri tikrai užterštas, tai iš to naudos tikrai nėra. Pašventintas irgi gerai yra, bet matot, pašventintą vandenį žmogus irgi performuoja pas save savyje vėl. Iš to pašventinto padaro netokį. Reikia, žmogaus organizmas nebent išsiderinęs, reiškia, yra tas troškulio jausmas. O jeigu troškulio jausmas neįsiderinęs, tai žmogus žino, kada, kiek ir ko gerti. Aš, pavyzdžiui, vandens, nu, kaip pasakyti, vat jeigu šiandieną, ką pasakyti, vat rytą išgėriau paduką, kavos paduką, nu, ne paduką, o podelį, tokį. Gal kokį ten 300 gramų, ar kiek ten yra. Paskiau, reiškia, per pietus išgėriau irgi arbatos ir viskas. Ir suvalgiau nemažai obuolių. Ir to skysčio pakanka. Tai apie vandenį, jeigu į kalnus eini su krovinį, nes aš keliavau po kalnus, tai jie daug gerdavo iki neįdybdavo į tą kalną. Pamyras... Ne dėl to, reiškia, pradėti prakaituoti ir neturi jėgos. Neišvaro druskas visas, kai kur, reiškia, būna, kad per mažai. Negaudavai. Tai gaudavai tik tai karštos arbatos puodelį, bet įgaudavai. Nes vandens trūkumas. O svoris būdavo 35 kg svoris. Vyrus.
Matot, kiekvienas žmogus yra individualus, bet iš kitos pusės tai yra, žmogaus organizmas yra unikalus. Pavyzdžiui, pas kupranugarius, tai pas juos iš kraujo vanduo paimamas paskutinė eiliai. Už tai jis gerai, reiškia, visą laiką, reiškia, eina ir toliau, reiškia, aprūpinimas yra. Pa žmogų, reiškia, iš kraujo, reiškia, kada stokoja vandens, tada tirštėje nėra cirkuliacijos. Jeigu jis yra išgarinamas, išvaromas. Matai, žmonės tie, kurie irgi žmogaus kiekvieno organizmas unikalus yra, vieniems, reiškia, jis labai greitai, tas skystis, kitiems mažiau, bet iš esmės, kad yra ta taisyklė, kad gerti vandenį ir tu nuo to būsi sveikas, tikrai ne. Reikia gerti tiek, kiek organizmui reikia. Nebent, sakau, sutrikusi tą sistemą. Ir beveik visi gydytojai nuo 2 kur nueini vis tą prasę, sako. Nu, jie matot, kaip yra. Jie matot, yra, čia taip, mada tokia. Tai čia aš madų nelabai laikausi. Tiksliau sakant, nesilaikau. Čia net amerikiečiai turėjo eksperimentų sportininkai, kurie kažkose ten zonose išprakaituoja labai daug ir jiems buvo liepta gerti labai daug vandens, žinoma. Kai kurie sportininkai, sakant, perdozavo tą vandenį ir mylė. Tiesiog buvo rašoma. Vandens reikia gerti skysčio, nors ir karštu, kad yra labai karštas, tik tiek, kiek tu įpratęs vartoti, o ne perdozuoti iš savo vandens. Bet organizmas pats duoda. Jeigu ne, aš, pavyzdžiui, šiandien skaitau paskaitą ir kaip yra, man nereikia ne vienos stiklinės. O kai kurie lektoriai negali be pusę litro vandens praskaityti paskaitas. Čia yra priklausoma irgi nuo žmogaus. Organizmas pats žino, kiek reikia. Ir nereikia, netgi vaisštarinė kalba, sako, vat yra žmogaus inksta kaip ta kempinė, jinai visą laiką prisotinta per didelį kiekį vandens. Negerai yra. Vienu žodžiu, aš tos nuomonės, jeigu man norisi gerti, aš geriu, jeigu nesinori, negeriu. Praktiškai aš beveik negeriu vandens. Bet aš naudoju taip ir kad tai obelį kokį suvalgai, tai kokį kriaušę suvalgai, tai arbata, tai kava, tai sriuba ir viskas. Taip, kad iki malonaus sekančio.